Eteryje laida iš ciklo skirto suaugusiųjų švietimui mokytis niekada nevėlu. Šiandien kalbame apie psichologinę pagalbą. Nors ir deklaruojame toleranciją visiems, kurie yra kitokie nei mes, deja realybė yra kiek kitokia. Kitaip jaučiasi ir žmogus, kurį mes išskiriame. Viena iš jautresnių temų – neįgalieji. Psichologas, socialinių mokslų daktaras Arvydas Lieponius. Aš noriu pabrėžti, kad kartais žmonės, kurie kažkuo skiriasi, gali būti problema čia psichologinė ta pati, ar neįgalusis, kai jis jaučiasi išskirtas, jis per daug aštriai sureaguoja. Natūralu, kad jis kartais yra agresyvokas, toks fonas dominuoja ir kartais tokios ne visai adekvačios reakcijos į aplinką, kurios turėtų būti. Bet iš tikrųjų irgi aš tai pabrėžčiau, kad kartais jis ne visai pats kaltas. Pasakyti, kaip visuomenėje reaguoti arba patart mes galime per socialinę reklamą, per bendras socializacijos institucijas, per žiniasklaidą, mokyklose, natūralu auklėti jaunimą tolerancijos dvasia. Tačiau, kaip mes žinome, kiek daug yra tokių negerų dalykų, vis dėlto negerovių ir dažniau realiai žiūrint, tas neįgalusis žmogus labai anksti informuojamas, kad jis išskirtinis kažkuria tai prasme. Per patyčias, nereikia net paauglystės laukti vaikai jau ypatingai sureaguoja vienai per kitaip. Ir iš tikrųjų yra skirtingų mokyklų dvasios, kur ypatingai akcentuojamas tas toks tolerancijos buvimas, net Vilniaus kai kurių mokyklų man teko girdėti iš tėvų. Tie specialiai savo vaikus, tarkim, jis ten turi vienokį ir kitokį keistumą, nebūtinai tai negalę į tą mokyklą, kur ypatingai tolerancijos dvasia ugdoma ir atvirkščiai netoleruojamas bet koks patyčių buvimas dėl išskirtinų vienokio ar kitokio. Tačiau dėja yra tas charakteris susiformuojamas, neįgaliojo asmens yra ir dėl auklėjimo stiliaus iš vienos pusės, tėvų praktikuojamo, kuris irgi yra, kaip sako psichologai, dažnai yra pasąmoningas, tėvai ne visuomet patys pasirenka. Man įdomu, kad kažkada rašiau straipsnį auklėjimo, psichologinius auklėjimo stilius, tai jų yra kartais apie 30 priskaičiuojami, kurie likimiškai vėliau veikia žmogaus gyvenimą. Net sėdimas prie stalo, pasakymas, kaip valgyti, ar kokios kalbos, ar ji mano pati gražiausia draugė. Motina sako apie savo dukrą draugė ir gražiausia, ir toliau suformuoja vėliau jos tam tikrą laikyseną, charakterio laikyseną ir taip toliau. Ir neįgaliam taip pat. Ir kaip minėjau, kitos priežastys, aišku, visuomenės reakcija į jo vienokį ir kitokią negalę. Man pačiam teko su aklaisiais, šiek tiek, kai universitete studijavom psichologinę praktiką, atliekant šiek tiek atlikti praktiką, tai pastebėjau, kad jie turi tokį keistą psichologinį patarnavimo poreikį. Kita vertus, ne per didelė tokį ryškus, bet ten, ypač su aklaisiais dirbant, man tas krito į akis, kad jūs veikėjai turi būti savotiški mūsų tarnai. Čia normalu jiems tarsi tai tap ir su tokio agresijos tokio tono. Tačiau, kai tai supranti, iš tikrųjų, kai su žmogum pabendrauja, truputėlį tas sumažėja, tačiau ne tik, kad užsaldintas pataikavimas, tačiau kita vertus jiems yra integracijos poreikis, vadinkime taip. Vienokia ar kitokia prasme mes turim tą kitokį asmenį iš tikrųjų gebėti integruoti. Mes visi nuo to praturtėjom, reikia tą suprasti psichologiškai. Iš viso, kai mes toleruojam kitokį, aš taip apibrėžčiau, mes praturtėjom dvasiškai, čia jau aš ne kaip kunigas šnekėsiu, dar daugiau psichologija, ką įrodė, kad tolerancijos koeficientą dabar jau viską psichologai matuoja. Gal ne visai viską, bet daug ką, tai asmenys, kurie turi didesnį apskritai tolerancijos tą jausmą, jie sveikesni būna, ilgiau gyvena. Kaip aš sakau, tolerantiškiem žmonėm verta būti, verta apskritai ir, visur, jeigu tai įmanoma. Radijo laida parengta įgyvendinant ugdymo plėtotės centro projektą suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra, suteikiant besimokantiems asmenims bendrasias kompetencijas, finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis. Daugiau apie projektą rasite tinklalapyje www.suaugusiųjų švietimas.lt.